Kalėdos reiškia buvimą su artimaisiais, su šeima ir stebuklų metą. Kokio stebuklo laukite? Kai prie stalo susirenka visa šeima ir šiek tiek pamiršta pyktis ir dalinasi gerais žodžiais ir šiluma. Aš manau, kad kiekvienas šventės yra tam tikra prasme stebuklas dėl tos priežasties. Pažiūrėkite, jūs nueinate kūčių vakarą, pavyzdžiui, miegoti ir tikitės, kad gal kalbės gyvuliai, išgirsite, kad gyvuliai jums pasakys. Bet ne čia yra stebuklas. Stebuklas yra, kad jūs ryte prabundate. Tai yra didžiausias stebuklas. Kokie vaikystės kalėdiniai prisiminimai jums yra šilčiausia? Šilčiausia su tėveliais, kaip tėveliai ruošdavo eglutę. Ir paprastai ne mamytė tą darydavo, o tėvelis. Ir visada parinkdavom žaisliukus, kurie buvo man padovanoti, kai aš gimiau. Aš turiu sodyboje savo tokią įspūdingą eglę, kuri jau 4 metus laimi gražiausios eglės konkursą. Galiu pasakyti net kaip. Žinot, kodėl jinai laimi? Kodėl? Pirmiausia, dėl to, kad jinai yra gražiausia. Antra, kad konkursą skelbiu aš pats ir vertinu aš pats. Kalėdos ypatingas metas, šviesos metas, šeimos metas, draugų metas, labai toks mielas širdžiai metas. Kada pradedate jausti, kada artėja Kalėdos? Tai turbūt gruodžio 1, kai prasideda adventinis laikotarpis ir kai prasideda advento kalendorių laikotarpis, kai tėvai nuperka advento kalendorių ir atidarau tą patį pirmą langelį. Tuomet prasideda man kalėdinis laikotarpis. Tai man didžiausia dovana yra visiems susirinkti kartu per Kalėdas ir visi būna pagaminę kažkokį tai patiekalą, padeda ant stalo ir tai man yra didžiausia dovana. Dovanoti smagu, nes suteikia saviems žmonėms artimiesiems džiaugsmo. Gauti irgi smagu, jeigu pataiko tai, kas man patinka. Reiškia, žmogus pagalvoju. Matyt, kaip ir visi. Daugybę dovanų gauti ir padovanoti. Džiaugsmo visiems ir savo padaryti. Po to truputį, o po to daug privalgyti. Kitokių tradicijų nėra. Labiau patinka dovanoti dovanas, nes man tai yra kaip ženklas, kad kitais rūpinuosi ir tiesiog švelnus gestas. Aš manau, kad žiūrėti Hario Poterio visus filmus yra mūsų tradicija, nors visiems iš tikrųjų labai atsibosta, bet aš kiekvienais metais per kiekvienas Kalėdas labai mėgstu visus filmus peržiūrėti, tai turbūt tai viena iš mūsų išlikusių tradicijų. Kalėdų neįsivaizduoju be kalėdinės eglutės, karštos kavos, filmo vakarinio ir pledo šalia savęs. Pirmiausia, apie kūčių vakarienę reikėtų kalbėti, tai man tai visa, kas susijęs su lietuviškom tradicijom, tai būtent kas susijęs su silke. Tai yra nepakartojama. Vis tiek ta diena, o jau Kalėdos, tai šventė jau yra, kažkas tai kepto, gardaus, ar tai kepta vištytė, ar antytė, kažkas tai tokio. Bet kaip patiekalus, tai svarbiausia tai yra kūčių vakarienė. Esmė buvo daug. Gausa. Pažiūrėk, vyresnioji karta ir šiandien kas dar likė iš tos kartos, jie tuom ir didžiuojasi, kad gali svečią pavaišinti ir daug padėti ant stalo, daug patiekalų. Kai kuriuose tautose tas išliko, pavyzdžiui, kartvelų, jeigu nuvažiuos, jie apkrauna stalą 3 aukštais, 3 eilėmis, dėl to, kad tai yra pasidalinimo džiaugsmas, kad aš turiu daug, tai reiškia, kad esi kentėjęs ir esi neturėjęs kažkada visiškai. Ir dėl to padėti ant stalo daug reiškia, kad mes labai gerai gyvename. Koks tavo mėgstamiausias kalėdinis gėrimas? Iš tikrųjų, negalėčiau išsirinkti vieno, tačiau labai mėgstu kavą. Tai čia man yra mėgstamiausias mano gėrimas tikriausiai visus metus, o jeigu būtent reikėtų išskirti šventinį laikotarpį ir Kalėdas, tai greičiausiai rinkčiausi šaltalankio arbatą. Tai turbūt kalėdinis vynas kažkokia tokia duoda, ypatingai jeigu laukia prie eglutės, tai labai skanu yra iš tikrųjų, kai žaisliukai, sniegas. Ar neliūdina faktas, kad kalėdinis laikotarpis ir egzaminų sesija labai glaudžiai susiję? Ne, aš kažkaip įpratus ir suderinu visą tą laiką, man šventės yra šventės, o egzaminų sesiją aš pasiruošiu iš karto. O kaip manot, studentams sesija egzaminų netrukdo prie šventės?
Na, aš taip sakau visada ir ne tik tai aš sugalvojau šitą dalyką, jau romėnai sakė carpe diem. Tai jeigu tu teisingai susidėlioji savo laiką, susidėlioji tam tikrus planus, kada tu ką darysi, tai tada tau ir šventė, tu esi nusipelnęs jos to šventės ir gali ją švęsti. Jeigu tu esi susivėlęs, kaip aš sakau, tai vadinasi, tau ir šventės nepriklauso, tai eik ir skaityk tada į skaityklą Maušę.